Sveiki sugrįžę. Šiandien pasinersime į skaitmeninės rinkodaros, sakyčiau, pačią esmę – konversijų stebėjimą. Labas. Taip, tema gyvybiškai svarbi. Tikrai. Tai svarbu kiekvienam verslui, kuris nori suprasti, ar jų reklamos pinigai išties dirba. Ar ne tiesiog, kaip sakoma, išdeginame? Būtent. Tai pabandysim šiandien aiškiai ir svarbiausia praktiškai paaiškinti, kaip tai veikia ir kodėl be to šiandien, efektyviai dirbti internete tiesiog neįmanoma. Gerai, tai pradėkim gal nuo pačių pagrindų. Kasgi yra ta konversija? Dažnai girdimas terminas. Taip. Paprastai tariant, tai bet koks veiksmas svetainėje ar programėlėje, kuris mums kaip verslui yra vertingas. Vertingas. Tai nebūtinai tik pirkimas. Oi ne, dažniausiai galvojam apie pirkimą, bet tai gali būti ir registracija naujam laiškui, sakykim, užklausos formos užpildymas. Gali būti tam tikro turinio atsisiuntimas ar net skambutis iš svetainės. Supratau. Ir stebėjimas leidžia šituos veiksmus, susijęti su konkrečia reklama. Tiksliai. Su ta reklama, kuri vartotoją ir atvedė į svetainę atlikti to veiksmo. Čia, man atrodo, ir yra tas esminis klausimas, ar ne? Nes ar kada susimastėte, kurie raktažodžiai ir skelbimai ne šiaip paspaudimus renka, bet realiai virsta pardavimais? Ar užklausomis? Taip. Būtent konversijų stebėjimas ir inuma šitą spėlionių šydą leidžia pamatyti tikrą vaizdą. O kodėl tai taip kritiškai svarbu verslui? Yra kelios pagrindinės priežastis. Klausom. Pirma, tai leidžia, tiksliai apskaičiuoti investicijų grąžą. ROI. Ir nebendrai visai reklamai. O detaliai? Taip, labai detaliai. Kiekvienai kampanijai, skelbimų grupiai, netgi raktažodžiui ar auditorijai. Antra, kai matai aišku vaizdą, kas generuoja vertę, o kas tik, eikovoja biudžetą. Gali optimizuoti. Būtent. Gali nukreipti lėšas ten, kur jos duoda didžiausią naudą. Ir trečia, labai svarbu. Be šitų duomenų neveiks išmanusios Google Ads kainų siūlymų strategijos. Tos automatinės? Taip, tos, kurios pačios siekia didinti konversijų skaičių ar vertę. Jos tiesiog bus aklos be šitos informacijos, joms reikia tų duomenų kaip oro. Logiška. Gerai, o kaip tai veikia? Iš techninės pusės. Gal ne per daug sudėtingai. Pamėginsiu paprastai. Google Ads paskyroje sukūrėme norimą sekti veiksmą. Pavyzdžiui, ačiū puslapio parodymą pasiekmingo pirkimo. Tas puslapis, kurį pamatai, kai jau nusipirki kažką. Tiksliai. Tada Google Ads duoda specialą kodo dalį, vadinamąją žymą, arba angliškai tag. Ir ką su ją daryti? Ir šitą žymą reikia įdiegti svetainėje. Techniškai įterpti į kodą. Ar tai sudėtinga, reikia programuotojo? Galima tiesiog įdėti į kodą, bet dažnai daug patogiau yra naudoti Google Tag Manager įrankį. Girdėtas. Jis veikia kaip toks konteineris visoms stebėjimo žymoms, ne tik Google Ads, bet ir Analytics, Facebook Pixel ir taip toliau. Leidžia jas valdyti vienoje vietoje. Ir dažnai net be programuotojo įsikišimo kiekvieną kartą? Dažnai taip. Bet čia yra vienas labai svarbus momentas. Ir dažna klaida. Koks? Įdiegus būtina kruopščiai patikrinti, ar viskas veikia teisingai. Ar žyma įsijungia tada, kada reikia. Kiek verslų praranda duomenis vien dėl to, kad, po svetainės atnaujinimo ar pakeitimo pamiršta patikrinti. Arba patikrina paviršutiniškai. Geras pastebėjimas, tikrai. Atrodo smulkmena, bet gali kainuoti daug prarastos informacijos. Tai reiškia, galim sekti ne tik pirkimus, kaip minėjai. Tikrai ne tik. Galim sekti beveik viską. Formų užpildymus, mygtukų paspaudimus svetainėje, programėlių įdiegimus, veiksmus pačiuose programėlėse. O ne internetu? Pavyzdžiui, jei klientas paskambina ar ateina į fizinę parduotuvę? Netgi tai. Galima importuoti duomenis apie pardavimus įvykusius ne internetu, tarkim iš CRM sistemos. Pavyzdžiui, jei pavyksta susijęti tą pardavimą su vartotojo ankstesnė veikla internete, per jo elektroninę paštą ar telefono numerį. Įdomu. O kur tuos duomenis analizuoti? Tik Google Ads? Google Ads rodo konversijas, susijusias būtent su Ads kampanijomis. Bet gilesnėje analizai, viso vaizdo matymui, būtimas Google Analytics. Ten sueina duomenis iš įvairių šaltinų ir galima matyti visą kliento kelią, ne tik paskutinį paspaidimą. Va čia, man atrodo, ir prieiname prie tos dar įdomesnės dalies ir galime panagrinėti tą konkretų pavyzdį. Taip, manau, pavyzdys padės geriau suprasti. Gerai. Įsivaizduokim nedidelę santechnikos paslaugų įmonę Vilniuje. Pavadinkim ją Švarūs vamzdžiai.
Tinka. Jie naudoja Google Ads. Turi vieną kampaniją, tokiems bendriniams raktažodžiams santechnikas Vilniuje, vamzdžių keitimas ir panašiai. Ir turi kitą kampaniją skubiems atvejams, avarijos likvidavimas vandentikis, skubus santechnikas Vilniuje. Logiška struktūra. Ir štai, tarkim, Petras ryte ieško informacijos. Pamato švarus vamzdis skelbimą per tą bendrinę paiešką, paspaudžia, užeina į svetainę, pasižiūri kainas, gal paslaugas, bet neužsako. Dažnas scenarius. Bet vakare, deja, Petrui trūksta vamzdis. Situacija skubi. Jis vėl sėda prie Google, ieško jau skubus santechnikas Vilniuje. Nu taip, raktažodis jau kitoks, poreikis aktyvesnis. Ir vėl pamato švarus vamzdžiai skelbimą, tik jau iš tos skubios kampanijos. Paspaudžia, užeina į svetainę ir užpildo skubios pagalbos formą. Bet tuo pačiu metu dar ir paskambina nurodytų numeriu, nes nori pasitikslinti, kaip greitai meistras atvyks. Suprantama, stresinė situacija. Ir dabar klausimas. Kuriai kampanijai ar raktažodžiui švarus vamzdžiai turėtų priskirti šį klientą? Ir ar formos užpildymui ar skambučiui? Pirmajai paieškai ar antrajai? Puikus pavyzdys, jis tobulai iliustruoja visą šito reikalo kompleksiškumą. Ir būtent čia į sceną žengia vadinamieji priskyrimo modeliai arba attribution models. Kaip jie veikia? Na, jei tie švaros vamzdžiai naudoja patį paprasčiausią, dažnai numatytąjį paskutinio paspaudimo last click modelį. Tai reiškia skaičiuojamas tik paskutinis veiksmas. Tiksliai, visa konversijos vertė, tarkim, to skubaus iškvietimo vertė bus priskirta tam antrajam skelbimui ir raktažodžiui skubus santechnikas Vilniuje. Nes tai buvo paskutinis Google Ads paspaudimas prieš formos užpildymą arba skambutį, priklausomai nuo to, ką jie seka taip pagrindinė konversija. Bet ar tai sąžininga? Juk pirmoji paieška, tas bendrinis raktažodis, supažindino Petrą su įmonė. Gal jūs net pavadinimą įsiminė? Va čia ir yra esmė. Paskutinio paspaudimo modelis ignoruoja visą ankstesnę kliento kelionę, o ji gali būti ilga ir svarbi. Tai kokias alternatyvos būtų šiai mūsų santechnikos įmoniai? Ką dar galėtų naudoti? Yra keli kiti modeliai. Pavyzdžiui, pirmoji paspaudimo – first click. Kaip jis veiktų šiuo atveju? Naudojant jį, visa garbė atitektų tam pirmajam skelbimui santechnikas Vilniuje. Šis modelis pabrėžtų kanalus ar kampanijas, kurios pritraukia naujus vartotojus, supažindina su prekės ženklu. O jei svarbus abu prisilietimai? Tada tiktų, pavyzdžiui, linijinis modelis linear, jis padalintų konversijos vertę abiems paspaudimams po lygiai, pripažintų abiejų svarbą. Skamba logiškai. Dar kažkas yra. Yra dar laiko slopinimo modelis, time decay, jis duotų daugiau svorio tam antram skubiam paspaudimui, nes jis buvo arčiau realaus užsakymo laiko. Logiškai jis buvo lemiamas. Taip, bet šiek tiek vertės skirtų ir tam pirmajam supažindinančiam paspaudimui. Kuo senesnis paspaudimas, tuo mažiau vertės jis gauna. Tai kuris modelis geriausias tiems švariems vamzdžiams? Arba bet kuriam verslui? Ir čia svarbiausia mintis nėra vieno teisingo ar geriausio modelio visiems. Švariams vamzdžiams reikia suprasti, kas jiems svarbiau strateginiu požiūriu. Ką jie nori pasiekti? Būtent, ar jiems svarbiau matyti, kas pradeda kliento kelionę, kas juos supažindina, o gal svarbiau identifikuoti, kas užbaigia pardavimą, ypač tuos skubius, galbūt pelningesnius užsakymus. Gal jie nori daugiau vertės skirti būtent tiems skubiems raktažodžiams, nes jie rodo didesnį ketinimą pirkti. Vadinasi, modelio pasirinkimas priklauso nuo verslo tikslų ir strategijos. Tiksliai, reikia pasirinkti tą modelį, kuris geriausiai atspindi, kaip jūsų verslas vertina skirtingus klientų kelionės etapus. Ir svarbu suprasti, kad pasirinktas modelis lems, kaip Google Ads automatinės strategijos optimizuos kampanijas. Tai išties atveria akis. Vadinasi, konversijų stebėjimas ir tie priskyrimo modeliai – tai toli gražu nėra tik techninė užduotis programuotojui ar analitikui. Tikrai ne. Tai strateginis įrankis. Jis leidžia ne tik matuoti praeities rezultatus, bet ir priimti daug labiau pagristus sprendimus dėl ateities, dėl biudžeto paskirstimo, dėl visos rinkodaros krypties. Būtent. Tai yra perėjimas nuo spėliojimų, nuojautos ar bendrų skaičių prie duomenimis grįsto žinojimo. Tik taip galima tvariai auginti verslą internete, suprantant, kas iš tikrųjų veikia, kas neša vertę.
Ir pabaigai, kaip visada, provokuojantis klausimas pamąstymui mūsų klausytojams. Pagalvokite, kaip šiuo metu jūsų ar jūsų stebimoje veikloje yra vertinamas skirtingų rinkodaros kanalų ar kampanijų indėlis į galutinį rezultatą. Ar matuojamas tik tas paskutinis žingsnis prieš klientui, tampant klientu, tas last click? Ar visgi bandoma apriepti ir įvertinti visą, kartais tikrai ilgą ir vingiuotą jo kelionę link jūsų? Ir kaip toks platesnis požiūris, galbūt kitokio priskirimo modelio pasirinkimas, galėtų pakeisti jūsų rinkodaros sprendimus?